Sveiki visi, šiandien servise 007 dar vienas dailus, gražus Jeep Grand Cherokee automobilis. 2019 metai, 3,6 litro, Pentastar, 6 cilindrų V forma, kuriam be abejonės montavom, kaip visada, Land Renzo kokybišką dujinės įrangos komplektą. Labai trumpai apie jį. Taip pat valdymo blokas yra sumontuotas štai šitoje vietoje, kaip ir visada. Labai gera jam vieta, nebėga vanduo per žiaunas. Viskas labai tvarkingai, jeigu reikėtų mums prieiti prie saugiklių, mes galime atsijungti, pasitraukti ir taip toliau. Aušinasi gerai valdymo blokas, nelabai galime jo montuoti ten, kur yra šilta, tai tikrai labai gera vieta. Atskirai nuo dujų reduktoriaus yra sumontuotas OMB BFC skystos fazės filtras bei padidinto pralaidumo dujų vožtuvas. Dujinės fazės filtras, slėgio daviklis, Land Renzo L10 Turbo Oversize, galingiausia šio reduktoriaus versija yra sumontuota truputį žemiau prie kairės pusės lonžerono. Dujiniai purkštukai yra sumontuoti Land Renzo AEB+ ir sumontuoti po variklį dengiančių gaubtų. Pats gaubtas yra tvirtai savo vietose, tvarkingai sudėtas tam, kad geras būtų kuro įpurškimas, mes padarom iš principo dujų padavimą iš abiejų pusių į purkštukus. Tai vėlgi daug yra video pridaryta, daug reportažų pridaryta apie visokius trūkčiojimus, dėžių smūgiavimus ir taip toliau ir panašiai. Tai reikia dar kartą pantrinti, papenktinti, kaip sakyti, ir dar kažkelintą kartą pakartoti, kad teisingai sumontavus dujinę įrangą, jeigu su automobiliu nėra jokių šiaip iš esmės problemų, tai jie važiuoja kuo puikiausiai, be jokių ten trūkčiojimų, jojimų, smūgiavimų dėžių ir taip toliau ir panašiai. Tai vat, visi Land Renzo dujinės įrangos montavimo darbai servise 007, kaip visada, yra atliekami pagal aukščiausios kokybės standartus. Tai reiškia, kad yra naudojamos kokybiškiausios šiai dienai prieinamos medžiagos, komponentai, sąvaržos, jungtis. Dujinės įrangos laidynas vėlgi adaptuojamas konkrečiai šiam variklio skyriui. Visi laidai yra grupuojami, įvelkami apsauginės gofras, tos gofros yra izoliuojamos, kiekvienas kontaktas vėlgi lituojamas. Litavimo vietos yra apsaugomas termokemrikais su klijais, tam, kad tų problemų nekiltų nei dabar, nei kada nors ateityje. Dujinės įrangos saugiklių taipogi turime išvestą štai šitoje vietoje, greta vėlgi visų saugiklių. Tech apžiūros metu dažnai yra prašoma tą saugiklio vietą žinoti, sugebėti parodyti. Tai instruktažo metu vairuotojui, klientui mes be abejonės prieš tai parodysim, kur viskas yra, kaip viskas veikia ir taip toliau ir panašiai. Tai variklio skyrius yra nuvalytas, paruoštas, kaip sakyt, atiduot ir tą mano minėtam instruktažu. Tai tiek būtų apie patį variklio skyrių. Dujų perjungimo mygtuką mes sumontuojam, kaip jau dažniausiai turbūt pakankamai įprasta yra tiek Durango, tiek Jeep Grand Cherokee modeliams, yra būtent šitoje vietoje, truputį kairiau yra pačioje. Gerai matoma vieta, patogi vieta, iš tikrųjų labai daili vieta, tai bent jau mes taip siūlom, dažnai klientai su tuo sutinka, bet iš esmės, jeigu klientas jau nori to mygtuko kažkur kitur, mes jį be abejonės galim sumontuoti ir kitur. Dujų pildymas labai patogus, prie benzino užpildymo vietos atsidarom, atsisukam kamštelį ir galim iš karto piltis dujų, tikrai labai patogu. Kamštelio galima ir nesukti, jo labiau, kad ir benzino kamštelio nėra ir iš karto galim jungti pistoletą. Galima jungti iš karto ir dujinį pistoletą. Viskas gražiai užsidaro ir lieka užsidarę. Dujų balionas čia yra montuojamas atsarginio rato vietoje, yra sumontuotas kokybiškas Bormech gamintojas, ne kažkoks tai turkiškas, kur ten dažai lūpasi nuo jo, bet iš esmės geras kokybiškas Bormech balionas, kuris ir gamykliniuose montavimuose yra naujus automobilius montuojamas, yra stulpinamas net 80 litrų talpos, gražiai viskas užsidaro, susirenka, visas dugnas yra lygus ir tvarkingas, gražiai atrodo. Tikrai labai patogu, tikrai pakankamai nemažai tų dujų telpa, galim užsipilti apie 60 litrų, netgi truputėlį gal viršaus, tai tikrai labai neblogai. Tai jeigu kažką panašaus vairuojat, norit kokybiško montavimo, drąsiai kreipkitės, tikrai padėsim. Ačiū.